Please fasten your seatbelts. Nu ką, liko 71 diena iki pirmų varžybų. Šiandienos plano yra baką įsimti, jei laiko bus, gal ir variklį. Tai žiūrėsim, kaip seksis. Nieko nelaukdami pradėjome nuiminėti kuro baką, bet pirmiausia atjungėme kuro šlangas ir elektros laidus, pakėlėme automobilį, kad būtų patogiau dirbti. Ne? Jo, nes mes jau, taigi, o mašinas dar nebuvo. Kai kalsim, kur gerai, nesavo. Aš dabar specialistas jau žinau dabar. Aš susiūlyčiau šis gal nusimti tą duslintuvą, nes man kaip ir viskas nebereikės čia. Kaip priedą kartą reikia. Tai čia greitai. Ne. Tai jo, planas yra dabar duslintuvą nusimti, tada reikia nusimti baką, kodėl baką nusimti, nes kai dėsim lankus, kai virinsim, buvo kažkada kažkam draugam buvo, kad kai jie virino mašiną, pateko, buvo labai karšta ir užsidegė mašiną. Tai man atrodo, to nereikia. Nusimsim baką ir tada galėsim virinti. Super, man tinka. Nusiėmėm duslintuvą ir pradėjom nuiminėti plastikinės dugno apsaugas ir metalinės apsaugas nuo karščio, kad galėtume prieiti prie kuro bako. Ir ten radom šiek tiek surprizų. Juodaučių kėbulas geresnis biškai. Bet spalva, tet. Nu, dėl spalvos. Čia matosi visur, čia yra biški parodija. Nu ką, tai nieko. Čia tikrai ne naujas kėbulas, bet dirbti. Fantastiškai, viskas einasi, dabar tą nusimam, tai tu tą gali atsukinėti, aš tikrai galiu kardaną bandyti atsukinėti, ne? Tik jaučiu, kad mes ant bėgiai palikę, žinai, kad šitą atsukai, ką negu reikės. Gerai, plašai. Jo, bus man ant bėgio palikę. Bet iš čia gal per šoną, nu pažiūrėsim, gerai. Liksim, ne? Jo. O ateity matysim, jeigu reikės, apgreidinsim. Jo, nes čia duslintuvas, jeigu išeina, tai čia gali normaliai šilt. O čia... Tas paliekam originaliai, matysim, kaip ant šestų laikų. Jo. Tada turime bėdą. Tai? Bum, kad realiai šitas čia turėtų eit, bet jisai yra tiek per didelė skylė. Kad jis yra per didelė skylė. Just 1 second later, ne? Kaip? Pliumt. Aš bandom spėlį. Padarys kartu. Au. Dabar žiūrėk, atsinešim specialiai. Tai va. Kur yra realus tas? Laikas. Ir ten paliksim taip? Taip. Very nice. Thank you, Monster, for supporting us. Gerai, einam dirbti. Einam dirbti. Tu suks ir man suks. Tu suk. Kur laikyti? Davai laikyti.
dabar paliko yra baką išimti. Tada galėsim greičių dėžę išimti. Žiūrėsim, kiek čia užtruksim, bet man atrodo, gal ir šiandien spėsim variklį išimti. 12 dar laiko turim belekį. Jo. Visą naktį turim. Nuėmus kardaną ir duslintuvo, pagaliau priėjom prie kuro bako, kurį pavyko nuimti. Tiesa, bandėm baką ištuštinti, dėja nepavyko to padaryti paprastai, tad teko nuimti baką su kuru. Bako nebėra, kardano nebėra, duslintuvo nebėra. Dabar reikia greičių dėžę nusimti. O, man čia pažiūrės, kaip čia kas atrado. Na, dar čia iš tikrųjų pusnevelė. Čia nėra pusnevelė, bet... Na, čia prieš dedant baką aš įsiūlyčiau biškį apsišveisti ir su udžiu surišėjau praeit. Nuėmus kuro baką pradėjome nuiminėti greičių dėžę, kadangi nesenai treniravome su X5 greičių dėžė, tai šį kartą viskas pavyko daug greičiau. Va, išėjo. Bet reikėtų dar į galą, bet nebeina. Dar nebeina? Viskas išėjo. Dar yra biškį, bet atsargiai. Paškai. A? Dar viskas išėjo. Išėjo, bet kažkas dar laikė. Ne, viskas. Sure? Jo. Ha! Viskas. Taram. Greičių dėžės nebėra. Viskas. Tai kas beliko yra atsisukti visus varžtus iš variklio, kad jį ištraukti. Spėk, kas čia pradėtame. Šitą? Ne, visa šitą. Čia kliač. O, šaldonis. Mes trauksim iš viršaus, taip? Jo. Bet tada priekį reikės. Ar tu galėsi bamperis nuiminėti? Šiandien gal variklio nedėsim naujo. Po truputį pradėjom ruošti variklį išimti, tai nuėmėm priekinį bamperį su balkiu, priekinės lempos, elektros laidus ir vandens šlangą. Tiesa, kairės pusės lempa daužta, tai teks ieškoti naujos. Atrodo jau šiandien viskas jau yra kiek jau 10 valandų jau, nes rytoj mes vėl čia atvažiuosim, nes reikės tokių lankus įdėti, visą dieną irgi čia rytoj būsim. Man atrodo, anksčiau biškį šiandien nuvažiuojam namo, išsimiegam ir tada rytoj ryte eisim prie darbų. Labas rytas, šiandien nauja diena. Vakar mes dirbom irgi čia, bet tada vieni. Nu, o ką mes šiandien vakar padarėm? Vakar mes... Labas rytas. Labas rytas. O šiandien kokie planai yra? Šiandien planai yra lankus įsidėti. O lankus nėra taip lengva įsidėti, o mes dar lankų net neturim. Tai kažkaip reikės arba susirasti, arba kažkaip planuotis, nes liko tik 70 dienų iki pirmo etapo. Tai dienų nėra daug. Nu ką, einam dirbti.
Kodėl netiduoda? Atiduoki duris, nu. O. Batareiką išsimsim ar sprogdinsim? Sprogdinsim. Strongman, no problem. Klausyk, o čia verta, gal vežam ją į sąvartyną ir viskas? Galim ir taip, bet man atrodo, nebedaug čia liko iš metalo. Viskas išimta. Šitą patį prie šitą pačią tu gal galėtum kažką paradais padėti, kad neredėtų jinai. Jis labai erzina, kai neriena. Gerai. Gerai, jau padėjau, neberedena. Ką sakai? Neberedena jau galiu. Ai, gerai, viskas padėjai? Jo. Gerai. Laikai ir ne, nes žinok, tu įkris, nu. Tai gal laiko. Neškitas. Cituok, nu. Tai aš nunešiu. Tai aš padėsiu. Gerai, padėk. Man atrodo, dabar yra tikrai geras laikas pašnekėti bišką apie Car Vertical. Va kaip tik mūsų operatoriui reikia naujo automobilio. Radom Audi A4 aukcione, tai atidarėm Car Vertical puslapį, įvedėm VIN kodą ir per porą minučių gavom visą istoriją. Kaip matote, nėra jokios žalos, tai bent tai gerai, bet yra atsukta rida. Jin rodo, kad važiavo 200 tūkstančių kilometrų, bet šiaip važiavo 627 tūkstančiai kilometrų. Tai jeigu jūs planuojate pirkti mašiną ir bijote paslėptų auto įvykių ar atsuktos ridos, tai jums belieka viską patikrinti per Car Vertical ir jaustis saugiai. Nu, tai ir prie to pačio pafollowinkite mane ant Instagramo. Emilis Drifting. Nu ką, kaip sakiau, lankų dar neturiu. Bet aš turiu spotą, kur gal kažką surasim, iš ko lankus padaryti. Tai einam pasižiūrėti. Iš šito gal ir lankus galim padaryti. Va, čia ir antras yra. Gal gerai bus? Einam pasimatuoti. Man atrodo, lankų prisirinkom nemažai, man atrodo, užteks. Tai einam, parodysiu jum, kur mes virinsim lankus. Dėsis tada 2 lankai gale. Tada turėtų taip, tada turėtų eiti į priekį. Tada čia per vidurį. Ir tada čia. Man atrodo gerai bus, man atrodo taip. Man atrodo čia geras planas. Patys nemokam virinti, tai reikėjo pagalbos, tai pasikvietėm draugus, kur moka virinti. Bet tu irgi nemokyt, tai čia ne prie ko. Tai dabar ką darom, arba ne aš, o ką jie daro. Dabar matuojamės lankus, kur viskas eis, kad viskas tilptų ir ruošiame virinti. Tarpas tas kaip ir nesvarbu, ne? Aišku, kuo arčiau padarys, to geriau, bet tam, kad arčiau daryti, dar reikia tą pjauti ir leisti tenais. Jag tror visst det går lite mer ned så där går mer... Här får du bilder. Visų veidai džiaugsmingi. Šau akinius. Čia šiaip pirmą kartą mūsų dėdant patys lankus, nes visi kiti projektai su to geltonu ir nežinau, ar kažkas žino, mes išvažiavom su Kim 6, su mėlynu.
Tai visi tie mes patys nedarėm, kažkas kitas darė. Tai dabar čia galim sakyti kaip pirmas kartas. O kodėl dėsime lankus? Dėsime lankus, nes aš nepilnametis, o Norvegijoje, jeigu nepilnametis esi, tau reikia lankų Street League'ui. Užteks gal, maybe. Nes aš didinti lankų nemoku, tai galvoju pas mus progą ir variklį bandysiu ardyti, tai dabar bandysiu radiatorių išimti ir gal atsilaisvinti variklį, tai gal ir šiandien galėsim variklį išimti. Aš vis dar 10 raktelių paieškosiu. Tai žiūrėk, jeigu tu tą atsuktum, tau yra tipsas. Šitos du, jeigu atsuktum, tada tau tas nusimta visas. Tai aš sakiau, to prieš tai sakai, nereikia su visų išimti. Nu davai, nuim, kad būtų smagiau. Aš persigalvojau. Man amžius leidžia, persigalvojau. Čia aš irgi turiu. Atradai? Oh my god. O tai ką man daryti, aš gal einu atsigersiu kavos ir viso. Ačiū, gerai, gali eiti kavos gerti. Galiu eiti kavos gerti, ne? Jo, nebereikia. Gerai. Kokia čia šlanga? Čia yra vandens šlanga. Tai čia dar eina. Tai bet tu atjunginėjai. Labai mažai. Nu, tai žiūrėk, čia yra tas. Atjungiam viršutinę šlangą, tada gausiu oro ir ten viskas pabėgs. Jeigu norėsi, galėsiu parodyti. Nereikia. Aš viską moku. Aš atsiprašau, kad paklausiu, aš daugiau taip nedarysiu. Gali man, žinai ką? Kanda? Gali man atnešti vandens šiaip. Ką dabar? Vandens gali atnešti. Vandens, aha. Neši? Gerai. Ačiū. O jeigu rimtai, gal tiem bernam reikia? Žino, kur yra pats atsineš. Nu. Šlangas nenuima. Čia reikia. Dabar atsargiai, supranti. Va, ir tai jau ir nesiėmė. Bet mums šitos nereikia. Nu. Gerai, įmam. Ten dar yra, o čia. Jo, tas yra patioji. Tada reikia, tai tu netjungi šito. Ha? Tu netjungi kondicionieriaus. O ką čia darai? Nu, kur šitą nuimti? Taip nieko nebus. Plaktuką, žiūrėk, reikia laikyti už... Aš žinau, už čia. Nu, kad stipresnis smūgis. Ei! Duokit dėdai pabandyti, nu. Tada reikia didesnė. O ten, ten. Ir radom gedimą, matai. Išardam visą maštą ir radom gedimą, kad vis dėlto vieną šlangelių buvo nusimovus ir viskas. Nu, tika. Va,
Atsimeni, kai tepalai iš pabėgo kieme. Tai va šitas atsikabino ir viskas. Viskas galim surinkinėti atgal, yra daug gedimų. Radai? O kas tau su veidu? Ne, biški muilo jakis galvo, biški muilo jakis galvo. O ką darai? Nieko. A? Ne, biški. Netrink. Visada į nosį valyk, ar girdėjai? Argi... Kur Važia... čia prisvarė akis? Sopė. A? Sopė. Jo. Biški zalo. Biški zalo, ne? Jo. Feiro. Priekis jau pusiau išardytas. Dabar tik reikia atsilaisvinti variklį. Ir galėsim jau variklį traukti. Su lankais. Nu, su lankais mes neprofesionalai. Tai mes nieko negalim daryti. Dėl to mes variklį traukiam. O su lankais šiaip atrodo normaliai. Jau daug padarė šiandien. Jau atrodo kaip pilni lankai, ne kaip iš šiukšlinės. Taip. Tai čia kaip ir aš manyčiau, galima būtų tą variklį traukti lauką, ne? Tik žinai, kad reikia nuo paduško atsisukti. Su šito ačiū išsitrauksim. Nes tas nepasėstama, tai reikia mašiną pervarinėti, tada vyrai supyks. Dar aukščiau. Ir į priekį reikia. Ir į priekį. Į priekį varyk. Biškai į priekį. Dar, varyk. Koks metras. Nu, metro nėra. Aukštyn. Gerai. Atgal. Beveik. Taip. Kol neužsikūrė. Dar biškai kelk. Kel dar biškai. Job is finished. Dabar jau galime eiti miegot. Hihi. O tu, Emili, kai baigsi šnekėti, atsineš gesintuvą tada. Ai, dega. Dega. Bet tu nestresuok, tu pašnekėk, paskui užgesinsim. Kai uždeg ne vienas, kai pasišėlit visi susirenka, ne? Tai ja. Taip. Dega, ten iš apačios matau kaip dega. Neškit malką. Jau kada reikės dešrelės nešt, tai sakyk realiai. O mes šiandien negalim dėti variklį? Galim, tai aš esu, kad dabar galim dėti. Nes man atrodo čia Tik normaliai. aš norėčiau gal variklio skyrių apsiplauti. Jo, bet reikia palaukti, kol jie duoda arba biškį Jo, kada jie pauzę. darys biškį pauzę, pasistumsim čia biškį su kerkeriu išplauti ir tada galim dėti. Per tiek laiko buvo galima Eifelio bokštą suvirti. Pasirobiškai dar tai. Ir 10 raktelis atsirado. Netyčia. Tai man atrodo dabar next step yra pažiūrėti ir pasiimti variklį ir žiūrėsim.
Čia yra variklis, kaip jūs atsiminat, kad aš šitą išsirinkau. Čia yra NPM2 B30, turi apie 200 kW ir apie 2,7-2,8 arklių. Šitą variklį pirkom už 2000 eurų, man atrodo, kažkur ten. Ir pirktas iš Lietuvos. Tai čia taip ir yra gerai. Ieškom kablio. Gerai. Jau. Čia dabar pradės. Turi dar biškį priekį. Ne, zabo pavirtęs. Ne, tas... Taip stovės. Nu va, ir variklis įdėtas, lankai sudėti, tai kaip ir jau pirmadienį būtų galima į trasą lėkti. Atsisveikinkim, bile. O kam čia? Su žiūrovais Čia? atsisveikinkim. Tai 3 žiūrovai yra. Pirmieji followeriai. Šiandien, man atrodo, užskaitau dieną. Variklis į vietą įdėta. Tai skaitai, kad mašina vakarį važiavo čia pati, vakarį. Prieš 24 valandas mašinai važiavo pati į šitą garažą. Ir lauko į garažą. Po 24 valandų jinai jau yra su kitu varikliu. Lankai. Su pusiau dėtais lankais. Belė kaip gerai? Sakyčiau gerai. Man atrodo, 7 dieną užteks. Kiek mes šiandien turim dienų? 70 dienų. Alright. Nu, šiek tiek optimistiškiau viskas atrodo. Atrodo, rytoj. Man atrodo, ilsėsimės. Man atrodo. Ja, rytoj reikėtų pasilsėti, nes ir arkliai nuo darbo krenta, ne, kaip sako. Tai man atrodo, susitiksime kitą savaitę. Yes. Gerai, čia aš varau. Aš irgi. Kaip aš ruošiuosi varžybom. Nu ką, valgau gerai, miegu daug, treniruoju irgi labai daug, kad žinai, biškį turėčiau power.